Gerbiamas ministrė, ačiū labai už gausybės darbų pristatymą. Ir kadangi rytoj vyks energetikos ir darnios plėtros komiteto posėdis, o dėl dalyvavimo vyriausybės posėdėje tikėtina komitete jūsų neišvysime, noriu jūsų paklausti dėl vartotojams labai reikalingo į Seimą pateikto degalų kainų lubų įstatymo. Jame kalbame apie mažmeninės prekybos sektorių, tačiau niekaip neapima ir nesureglamentuoja visos grandinės, tame tarpe importo, didmeninės prekybos ir gamintojo veiksmų įtakos. Sakykite, kokia jūsų nuomonė, kodėl vyriausybė ir jūsų vadovaujama ministerija nepateikė jokių pataisų, kurios padėtų pasiekti užsibrėžtų šio įstatymo tikslų? Ar nemanote, kad siūlymas įvesti degalų kainų lubas šiuo metu yra netoliaregiškas ir nukreiptas ne į tikrąją problemos pusę? Dėkuoju iš klausimą ir būtent paskutinis sakiniais turbūt ir pasakėte pagrindinį akcentą, kad situacija rinkoje keičiasi ir būtent naftos kaina yra ženkliai nukritusi. Jeigu anksčiau jinai siekdavo iki $120 už barelį, tai šiandien ryte siekia $83 už barelį. Ir be abejo, tam tikras efektas buvo šiandien dėl akcizo įstatymo, tokio laikotarpio pasibaigimo. Tai svarbu pastebėti taip, kad situacija rinkoje normalizuojasi ir dėl to šio įstatymo tokio strateginio, sakykime, poreikio lieka vis mažiau. Bet klausimas yra turbūt dviejų dalių. Tai yra mažmeninės rinkos ir didmeninės rinkos sureguliavimas. Tai dėl didmeninės rinkos reikia pripažinti, kad vadinamasis viršpelnio mokestis arba windfall profit tax, jo eiga mes turime koordinuotis be abejo su Lenkija. Lenkijoje vyksta dabar diskusijos ir turėtų būti jisai priimtas per birželio mėnesį. Ir planuojame, kad be abejo tada jau veidrodiniu principu galėtume kalbėti apie tokių nuostatų įgyvendinimą ir Lietuvoje. Dėl mažmeninės prekybos be abejo, dėl šio įstatymo mes turbūt pakeitėme korekcijas per vyriausybės išvadą, pasiūlėme tokias korekcijas, kad reikėtų įvertinti tai, kad būtent kainas ne ministras turėtų nustatinėti ir reguliuoti, tai turėtų būti būtent verto įgaliojimai, tai tokius pasiūlymus ir esame pateikę. Bet suma sumarum tikrai matome, kad situacija rinkoje yra stabilesnė, ir galbūt tas įstatymo projektas galbūt galėtų būti diskutuojamas, bet tokio greito priėmimo.